O taip, aukščiau biški. O tai va. Opa. Turi? Jo. Praėjo plius minus 2 metai ir čia yra turbūt labiausiai peržiūrėtas video mano kanale, kuris hitino net 100 000 peržiūrų. Iš tikrųjų net nežiūrėjau, nesenai pasitikrinau, nes susirašėm su Lietuvos ežerai, kad reikia atnaujinti šamų žvejybą. Kadangi lydekų ir starkių sezonas dar yra uždarytas, kodėl nepabandžius išvilioti galbūt net rekordinio šamo. Daug vilčių nededu pats į video, nes žinau, kad bus sudėtinga. Yra ankstyvas pavasaris ir kaip Dovydas sakė, jis jau kelintą savaitę gidauja, plaukia su žmonėm. Įkirto pats galinga, bet pas Dovydą kiek patirties su LiveScope sistemom ir taip toliau, tai nežinau kaip čia gausis. Sakė, šiaip yra šamai vangus ir neaišku, kur jie pasideda. Ryte būna didesnė tikimybė įkalti kažką, tai būtent dabar ir išvažiavau anksti rytą. 5 ryto išvažiavau, autostradoje aišku superinį saulėtekį matau ir dabar kyla saulė gražiai. Būsim už gero pusvalanduko, leisim katerį ir ką? Ir kad tikėsimės, kad praplauksim pro tą galingąjį šamą. Tai nepamirškit pasispausti laiką, subscribe, varpelį, bet ne varpą, kad galėtumėm daugiau tokių video daryti. Nes faktas, bus daugiau subscriberių, bus daugiau kelionių, bus daugiau video, bus daugiau žvejybos. Gero jums žiūrėjimo. Aš atvykau pirmiau, panašu, va čia bus mūsų startas, taip. Varikliukas tai rimtas, ne? Nenuskris man kepurė. Ir viso gero, valtis išplaukia. Nėra tai baimės, išsprūs virvė ir reiks plaukti. Esu plaukęs vieną kartą. Draugas yra plaukęs. Pasidalinam. Kaip kada? Bet į tokį šaltą reikėtų lipti vandenį dabar. Ne, į tokį šaltą tai ne, gal skambinčiau draugui. Ir nieko nelauksim. Tai šiandien visą dienelę su šitą valtelę. Kas antrą dieną kimba. Vakar labai silpnas kibimas, tiksliau vienas kibimas. Tai tikėkime, kad šiandien bus ta dienelė. Ir rekordai gal bus pagerinti. Ne, negalim prisišnekėti. Bet jeigu dabar pašnekoju ir pagerinsiu rekordą, tai šitai bendrą video tikrai dėsiu. Va, kaip meškerėms. Dailiai viskas sudėta, ne? Šmiki užsidaro. Paprastai. Ir esam dabar, galim sakyti, beveik per patį vidurį. Nuo paskutinio video patobulėjimų čia daug. 2 monitoriai, visai kitas kateris, kaip matėt. Variklis tai monstrinis. Gaila negalim šio sezono metu pilnai išnaudoti dar. Da, jau taip, 20. Hop, suk į priekį iškart. Pasuk, leisk. Šiaip iš tikrųjų per žemai. Per žemai, ne biški? Jo. Tai virš biški. Jo. O tau reikia čia pataikyti lygį su vis va taip. Bet jis matai kyla. Aukščiau. Aha, va taip, aukščiau biški. Va taip va. Oba. Turi? Jo. Oba. Pajutau tokį toks, kaip sakei. Nu, smagiai. Ir iš karto. O, brama. Tik tai čia nepakišk po tą lasdą. Aha. Kur man pereiti priekį geriau? O kaip nori. Tai tada... O kaip gražiai. Kaip gražiai. Bet kažkas girdėjau tukšt, galvo plyšo. Ne, tas pirmas tukšt meškerį taip sujudėjo ir aš kirtau tada. Stabduką atsisukai, pasitvarkiai. Nu ką, tik suzirzė biški. Tada gal jis nebus labai čia kosminis, bet... Ne, nėra kosminis, va, jau pareina. O kaip smagiai. O, gražus, bet matai pavargęs kažkoks atrodo. Aha. Oba. Okei. Nu. High five. Nereikėjo baisiai. Daug laiko matau. Jo, nereikėjo. Vyksta atkabinimas. Pavyko? Jo. Nice. Slaptų masalų nefilmuojam. Negalim filmuoti? Ne, slaptų ne. Okay. Galima pamatyti pas mane laive. Ne. Jo, atsisveikinam. Nebučiuosi šamo? Gal ne?
Gal rekordinis kaip bus. Jo. Gerai. Leidžiam. Nu, čiau. Šameliau. Kai dėjau į dugną iš karto. Va, matom dar vieną. Bandysim? Gal ir pabandom. Nieko nelaukiam. Jau sako, reikia antrą imti. Nu tai imam. O kas čia per būrys yra? Karšiukai? Mailius kažkoks gal kažkokie karšiukai. Jie čia matai ir trinas visi. Tuoj tik tai pasižiūrėsim, kur čia kas. Biški tepas slidės jisai. Paėdęs. Eina jisai pasibaidė. Panašu, kad... Žmonai nusinčiau. Vau, sako. O jūs spėjot paplaukti ar čia jau prie kranto į rankas iššoko? Bet kirtimas irgi nusifilmavo, ne? Jo, viskas su 2 kamerom atrodo. Šiaip įdomu būtų netgi pažiūrėti tas kirtimas, nes buvo tas pirmas takas, kaip sakai, toks ir tada. Ir aš grinai tą darau ir galvoju, ar atsirems kur nors, ar bus tas laisvas toks, žinai. Opa. Turi? Jo. Galvojau kažkas tukšt ir galvojau plyšo. Blema galvoju. Nu, tu žiūrim, normaliai. O kiek yra šansų, kad tu gali susimaišyti dėl dydžio? Dėl dydžio ar dėl šamo? Dėl dydžio. Kad tipo mažiukas ar didelis? Jo. Šansų nėra. Šansų nėra. Jo. Aš galvoju, žinai, gal vis reikia turėti tos vilties, kur tu tiesiog galvoji, kad mažas, o iš tikrųjų monstrinis. Iš tikrųjų didelis. Ne, čia taip nėra. Na, va taip, pames. Ui, kur čia man permesti reikia dabar? Jo, palauk biškį. Tai pasisuksiu aš biškį, kad tau būtų patogiau. Va tai va. Suk į priekį, suk. Matai, jis labai arti. Varyk. Leisk. Na, aš manau, kad šitas turi jamt. Labai kažkoks, jeigu viską gerai padarysi, panašu, kad jisai kažkoks agresyvus man. Jaučiu net. Aha. O taip, žemiau. Ne. Na, dar kartą. Buvai nustojęs kvėpuot, man atrodo. Aha. Nutilau, nes žiūriu matai? taip. Ai, va, kas šis. Pakeliui dar pasižiūrim. Buvau nustojęs kvėpuot į tą ekraną. Grinai laukiu. Davai, va tai va. Opa. Jeigu būčiau iš šito įlupęs. Aha, va taip. 1, 2, 3, hop. Nu, ne. Ne? Kažkaip nebuvo nei toks, nei nieko, čia jau tokį. Prigazdinau tave, ne? Iš azarto. Baidasi. Pasibaidė? Jo, bet gal nieko, gal jis apsiramins dar. Tai šiam dabar kraunas išjungta. Na, žiūrim. Palauk, ne mes dar. Ne, blem, man sėda dugną. Dėjai dugną? Aha, bet dar liktais vieną matau. Bet irgi, va, tik priplauki ir baidas belia kaip jie. Pabandyk ten toliau užmest atvam 2 kokius. Ir suk į priekį iškart. Suk. Matai, gilio nėra. Nematau, kur to maslas. Irgi nematau. Dar kas mes. Gerai. O kur yra? Ne, gerai. Na čia yra. 20. Bangos tokios ten. A, matai, pasibaidė iš karto ant galvos. Nu, va taip. Leisk. Prilietink ir aukščiau kel. Va taip. Va taip. Oba! Yra! Pam. Ir spėjau ir trišiamį jungti. Ką? Spėjau ir... Gerai. Oba! Vėl. Barkštarkšt. Manau, tik neatsileis man. Barkštarkšt. O, žiais netoli čia. Barkštarkšt. Oba! Koksai. Linksmas. Bet šitas dar mažesnis. Jo. Gerai. Nu, kiek sakėjai, reik 3? Reik 3. 2 jau yra. 2 yra. 2 jau yra. Nice. Patinka. Na taip. Easy peasy. Ne, su kamera šneku. Ačiū. Dėkui. Bet vėl tą tokį prkt. Vėl geras toks. Aha.
bet pajauti, viskas gerai, ne? Jo. Kaip? Sunkiai per vėją kažkaip girdis. Tai va ten gerai stovėjai šiaip iš tikrųjų. Išimta variklį. Nu, kad neatsitrenk, žinai. Kažkaip palaikiai, kad man... Jo, kad borto nenudaužyt. Jo, aš tam demo žiūrėjau, tai yra tie perkritimai iš tikrųjų nuo... Nu, tai gali būti, žinau, kad šiaip neaktyvus. O šiaip tai kur šiuo metu vat ieškoti labiau sekliau ar giliau? Ešerio? Jo. Nežinau, taip 6-8 metrai gal. Jo, bet šiaip toj vietoj tai gerai, tu stovėjai labai. Ten, ne? Va, Jo. Ir va čia, va, ten yra čia toksai va užkilimas, tai va šitoj vietoj irgi ten va... Jo, mačiau, aš jį turiu navigaciją, aš jį ištraukiau tokius nedidukus. Vieną labiau ten link elektrinės, kitą tiesiai ties tą pirmąją salai. Bet toliau viskas susidarė. Gal pamėginsiu. Viską turit. Senai, bet nenaudoju, nes nesuprantu, kaip sveikia. Sako, visi labai paprasta viskas. Iki kol nusipirkė, ne? Iki kol nusipirkė. Tiesą sakant, net pažįstu, man sunku jos matyti. Jo, suprantama. Ok, o mes varom toliau filmuot, tai va galėsit pažiūrėti. Tai va, žiūrovai. Matėt, sakė, ir turi visą sistemą, bet nesupranta, kaip ją naudotis. Tai nėra taip lengva, kaip per video gal atrodo. Gerai, palauk. Mūsų pokalbį su juo įrašiau. Užšaus ranką po to tavo, aišku. Ei, Duok telefoniuką savo. dėl vieno šamioko galim. Va, mikrofas prisisegęs, neiškris. Bet jo, šitas mažesnis. Jo. Šitas dar mažesnis, bet... Oba. Bet kaip pats sakei, reikia 3. Jo, svarbus skaičius šiandien. Šiandien skaičius. Gražus, mažiukas, va. Palauk. Gali ir po to yra tos, nežinau, tu matai, 0,6, kur yra ir platesnis, kad visas matytus taip. Palauk, op. Va taip, tada dar taip, ir tada taip kažkaip. Va taip, tada dar taip, ir tada taip kažkaip. Palauk, filmuojam dėl 3 šamo. Dėl 3 šamų, tai 3, aišku, turi suras draugelį didesnį, kad būtų jūsų abiejų bent jau dydžio. Arba plauk. Dar sakė O kažkas. dabar gal parodom gumą kokią, tipo, kad pasakyk savo dėdį, kad ant šitos. Jo. Palauk, Prikelsi. dabar duosiu. Žiūrėk, dabar matai, vat, tu suvalgai šitą ir visiems pasakai, kad šitas yra geras ir greit. Šikšt. Turi žinoti. Paskutinį. Laivo šefas. Ar bus? Ką, šamai nurimo, vėjas nelabai, tai ką darysim, dabar atradom, gali būti, kad ešerių būri ir paįvairinimui šiek tiek. Padaužysim ešerio. Ir sako, kad čia gali būti gan didesnė ešerį. Mano rekordas, žinai, koks ešeriai yra? 3,7 comai. 3,7 comai? Jo. Nemažas. Ką mes čia turim? Ten dar yra apatinis skyrius. Aha. Būtų ėmė, ne, jeigu jau būtų sekundę. Niau, varom toliau. Jo, tai žinai, tas ešerys, jisai, nėra toks jau. Kai nekimba, tai nekimba. Pažymiai puikiai atmintim, geba atpažinti pasikartojančius garsus, vibracijas ir mokosi vengti vietų, kurios joms kelia pavojų. Nu tai va, tai ir informacijos. Jie atpažįsta valties atplaukimą, jiems jau žinai. Atsimena, atplaukė valtis, įsiekti mane gali, reikia pyti toliau. Norėjau sakyti, kad karpiai turėtų visai protingi būti, nes tie irgi prisitaiko. Antroje vietoje karpiai, tada upėtakiai, lydeka, ešerys, karosas, paukšlys, bet tai čia ne visas išvardina, žinai. Kokių. Kaituotojas varvaro, baido šamą mum. Būtų bairis, taip nufilmuot, plaukiu, užkliuvo už šamą ir nuvirsta. Numesko taip, 18. Man atrodo, jo. Suk, leisk. Dar. Ir vėl esi, man atrodo, eina. Labai nervina tas bangos. Biški valtis susidaužo, ne? Jo, Ir jis iš karto. Gudrus tie šamai. Pamesko taip 4 metrus čia. Nu taip.
Čia vos ne taip paprastai, ne? Jo. Negaudom šito, nafik. Jis tik pradedi jį ir varo į dugną. Jo, jisai jau toks pasibaidęs, tai ten su jo. Vargo vakarienė. Galėtų ten kur nors nuplauk, kur nėra tas bangos, tai gal taip nebijotų. Nu, va taip. Va tai va. Gerai, gerai. Aukščiau biški. Aukščiau biški. Oba! Yes! Yes! Молодец. Skaitau. Pareina čia. Pareina? Atsargiai po šito. Jo. Atleis biškį gal šito. Išvargom šito. Laikau. Lauk šitą. Kirtimą užfiksavau. Bet šitas duoda. Kur lėki, drauguži? Labai neforsuok tu jo. Jo. Ir svarbu, kad į variklį nepalystų jisai. Tai ir bandau. Ir po šito, jeigu lys, tai meškerį kuo giliau kišk. Jeigu išeina. Tai Jis nesiduoda, žinok. Tai stabduk atleisk ir eik po biškį priekį. Buvau jau biškį. Na, šiandienos stipriausias, žinok. Jo, šitas turėtų būti stipresnis. O, pareina, žiūrėk, va. Labai neužforsintų jo. Ir didžiausias šiandienos. Giliai pačiupa. O šitas taip galim? Galim, jeigu tu matai. Žinai ką, aš dar... Mano telefą, atjung greitai, aš telefą dar biškai papilmosiu, kol laikau jį. Va. Plaukio, ne šitas. Ir išsivarė dar. Va. Nu. Išvargom. Bet kai nurys. Jo, žadėjau sakyti, bet šitas giliai įsiurbė. Belė, ką? Duok tą pirščią man, jeigu gali. Kažkur jinai ten yra. Nu, per dieną 3 šamukai. Čia jau yra mano šiaip asmeninį rekordą ir jau su 2 buvau pagerinęs. Tai 3 jau yra geras rekordas ir dar čia didžiausias. Toks sturuliukas biški žiūriu. Nu. Vala, duok tave ir... Ne, mane tai gal nefotai. Eik, tu jau iškėlei, tai pasiturėsi. Nu jo, šitas... Simo gražiausias šiandien šamas. Nu gerai. Blemba, bet kad ir va toks nėra jisai kažkokio kosminio dydžio, bet kai duoda, atrodo kaip izacepa. Nu. Ne kaip lydeka kokia, žinai. Nu. Dumt atrodo ir nejuda, tik tiek, kad per tą, per live sistemą matei, kad buvo žuvis, tada biškiau paviniojo ir jau ir kiek ilgai nesidavė. Bet kai jis pradėjo eiti virš? Iš pradžių jisai, kai užsikirto? Jo. Kai užsikirto, jis iškart ėjo į viršų, ir po to viskas. Ir apsisuko ir tada jau spaudė dugną. Palauk. Tas žmogelis parašė man, sako, tikrai taisyklė Kad kas antrą dieną? Kas antros dienos. Sakyk, palauk, dar ir 3 pagavo. Imu? Active track. Nu tai va, viskas, dabar jis turėtų mane sekti ir tu gali susifokusuoti ar į telefoną ekranui, svarbu tą pakėlęs, žinai, laikysi ir jisai seks. Ir jeigu nepatogu, tos 3 kojas gali suglausti, jeigu jis tau kliūva visas. Nu ką, šumiukšti. Šitas sunkesnis. Jo, tik tai palauk, aš laikyk, šitą pusę biškį atsuksiu ir imk, va ten užpilo, matai, jis tada nesireiškia. O čia, taip? Jo. O. Palauk. Uodegą atversk. Tai stenkis aukščiau. Va čia. Nematau, čia? Jo, kad uodegą palygin. Aha, ir į save atsivers biškį. Taip? Ne, va taip. Taip? Va. Dabar į mane biškį. Ir rankas ištiesk. Opa, palauk. Okei. Ir tokia, ne? Nu. Nu šitas geriausias. O. Ir kamera išsikrovė. Nu. Duosi biškį sujudėsi. Iškart nusisuko toks. Įsižeidęs šitas. Gerai.
Šiandien gaudėm su koteliu, kuris yra Hesta Black Staras. Šamam sakė, yra idealiai ir aš kaip šiandien 3 pagavęs galiu 100% patvirtinti. O ritelė yra Shimano 4000, man atrodo, mačiau buvo, ne? Twin Power 4000. Šiaip rankoj, kai taip laikau, atrodo belenkaip mažytė meškerėlė, bet kai tos šomiukus taip atlaikė, nu tai gerulis dalykėlis. Ir žiauriai patogi. Nu, gerbėmėjai, kaip matėt, 3 šamai, Dovydas pats biški nustebęs buvo, ne? Nu, biški pastebęs. Pastebęs. Sako, nu, pagal šio sezono starto tendencijas sunkiau. Kažkaip pastebėjau, kad šiais metais pas tave rankelė biški geriau įgūdus buvo. Tai praeitą kartą 1, šiais metais 3, gal kitais metais 6 pavarysim. Tai kitais metais reikia ne tik, kad 6, kitais metais reikės pavaryti su šamais minimum 4 ir kad iš tų 4 būtų pagerintas 2 metrų rekordas 17, tai kokių 20 kilo ir 4. Gerbėmėjai, mes jau parplaukiam kur ir išplaukiam ryte, tai visą info apie Dovydą ir Lietuvos ežerai palieku video aprašyme, čia dar Instagramą užmetu ant pačio ekrano, gali drąsiai rašyti, kreiptis dėl gidavimo, išsiplukdys jūs ir jeigu rankelė jūsų irgi veikia gerai, pagausit ir šamų, o vasarą ir starkių, ir lydekų, ir visko. Tai ačiū, kad žiūrėjot, laikas, subscribe, varpelį, bet ne varpą ir susitiksim ant kito epizodo.